padaryti darbus visus. Tai turbūt sėskite. Garbūs svečiai, gerbiami kolegos. Šiandieną mes susirinkome paminėti nedidelio jubiliejaus. 20 metų, kaip Kauno medicinos universiteto, kaip jau dabar vadinasi, klinikose padaryta pirmoji dantų implantacijos operacija. Pradžioje buvo garbus profesorius Stasys Čepulis. Jisai, reiškia, su Olegu Surovu ir Antanu Černikiu, kiek aš žinau, darė pirmąją operaciją. Šiandieną mes buvome ir pagerbėme amžiną poilsio vietą gerbiamo profesoriaus Stasio Čepulio ir klinikų ilgamečio ir gydytojo docento Jašinsko. Leiskite perduoti žodį Olegui Surovui, jisai šiek tiek gal jums paaiškins daugiau. Sakyk, Olegai. Olegai, ateik, sakyk. Malonu jūs matyti, kad dabar malonu, kad jūs suradot laiką, tokią gražią dieną ateiti čianai ir pakalbėti apie tas problemas, kurias galbūt jums pribrendo, naudojant implantatą, protezuojant dantus. Todėl aš manyčiau, kad mes šiandien kažką tai gal pasakysim iš savo pusės, kaip mes kai ką suprantam, ir norėtumėm svarbiausiai išgirsti jūsų nuomonę, nes matomai priėjo toks momentas, kai yra jau pakankamas kiekis Respublikoje specialistų, reiškia, kurie naudoja implantatą savo klinikinėje praktikoje. Be abejo, iškyla problemų juridinių, reiškia, kainodaros problemų ir mūsų taktikos esant konfliktiniam situacijom. Mes žinom, kad yra priimtas naujas civilinis kodeksas ir kad stomatologijos įstatymo visos pasarpos turi būti priimtos. Atitinkamai šitoj šviesoj eilė klausimų atrodys visai kitaip ir aišku, mes turim turėti kažkokią tai savo išdirbtą poziciją šitais klausimais, kad paskiau, reiškia, mes žinotum, kaip mum elgtis, žinotum, kaip nuteikti informuoti mūsų pacientus ir kaip informuoti tos kolegas, kurie, reiškia, nenaudoja implantatų, tačiau, kad jie būtų kompetentingi, orientuoti savo pacientus, nukreipti pas jūs, reiškia, ir kažkur tai galbūt atlikti tą pirminę diagnostiką, kad, reiškia, pacientai eitų kažkokiu tai būdu atrinkti. Jums leidus, galbūt mes šiandien aptartumėm ir suplanuotumėm savo darbo eigą. Mes buvom numatę taip, reiškia, kad pasisakom tie žmonės, kurie buvo vieni iš pirmųjų, reiškia, prie implantologijos pradžios Lietuvoje. Paskiau, reiškia, mes galbūt pasižiūrėtumėm juostelę, reiškia, pirmą, reiškia, tokia informacinė buvo laida per Sanginę, tuo metu televiziją, tai jau dabar yra istorinė medžiaga, ir tai, aišku, kai kur galbūt yra labai daug pasenusios informacijos, bet kai kuri bus įdomi pasižiūrėti, permastyti ją ir įvertinti, kaip sakant, naujoje dienos šviesoj. Toliau, reiškia, reikėtų aptarti mūsų bendrus reikalus, būtent
galbūt steigimo draugijos ar tai sąjungos, reiškia, Respublikos stomatologų, implantologų, ar tai, kad mes galėtumėm personaliniais nariais stoti į kažkokią tai vieną Europos draugiją implantologų, kurių yra ne viena. Ir tai, reiškia, reikėtų, kad mes kažkur tai turime bendrą poziciją. Tas blaškymas, reiškia, vienaip galvoja, kiti kitaip, dėl organizacinės profesinės draugijos, tai sąjungos, kurią mes turėtumėm, reiškia, apgalvoti ir galbūt įsteigti, įregistruoti ir padaryti tą sunkiausią pradžią, kadangi, pasakysiu, prieš 4 metus buvo irgi susirinkę kolegos ir mes bandėm įsiaiškinti, kas Respublikoje turėtų būti, ar tai sekcija, ar tai draugija. Tačiau, kadangi tuo metu buvo nepakankamas dalyvių kiekis ir mums pasirodė, kad tai tuo metu buvo per anksti. Šiandien, kaip matot, pas mus yra pakankamas kiekis žmonių, kurie naudoja implantatus kaip chirurgai, naudoja implantatus kaip, reiškia, užbaigia protezuodami. Reiškia, ir tarp mūsų turi būti kažkoks tai ryšys, turi būti kontaktas ir turi būti profesinis bendradarbiavimas. Skirtingi kolegos naudoja skirtingas sistemas. Pacientai tarp mūsų cirkuliuoja. Ir tai, aišku, iškelia tam tikrus klausimus, kuriuos reikalinga mums bendrai šiandien aptarti ir galbūt kažkaip tai suderinus įspręsti. Kad mes žinotume, mes paruošėm anketą, reiškia, anketos yra tikslas. Reiškia, ta informacija bus padauginta ir visiems jų vėliau apibendrinus išdalinta. Reiškia, jūs žinosit, kas kur užsiminėja Lietuvoje implantologija, kas gamina, kokius naudoja implantatus, kad esant reikalui jūs galite pacientą savo suorientuoti ir nukreipti. Tai pacientai arba mūsų Respublikos, arba atvykę iš kitų šalių, o toks medicininis turizmas, kalbėkim taip, jis pas mus vis įgauna didesnės, kaip sakant, teisės ir aš manau, kad tas medicininis turizmas labai plėsis ir norim mes to ar nenorim susidursim, kai pacientai bus atvažiavę iš užsienio, kurie turės įvairių sistemų implantatus ir įdiegti ir naudoti visas implantatų sistemas, kiekvienas kolega be abejo nepajėgus. Tačiau, kai mes žinosim, kur kas ko užsiminėja, reiškia, tai bus priimtinas dalykas. Jūs galėsit pacientą nukreipti. Kitas klausimas, reiškia, mes pasidalysim informaciją, kad yra Europos implantologų klinicistų draugija, kuri išleido katalogą, reiškia, atskirų Europos šalių implantologų, reiškia, ten yra jų adresai, reiškia, yra parašyta jų profesinis, reiškia, lygis, kokias konstrukcijas jie naudoja ir tokiu būdu, jeigu jūs važiuosit kažkokią tai šalį ir norėsit turėti kontaktų, mes visada tą informaciją pasidalysim, jūs galėsit susiryšti betarpiškai prieš vykdami su tais kolegos to šaly ir, reiškia, jūs jau ten nuvyksit ne į dykumą, o kažkur tai pas kolegas, kurie jūs galėsit priimti ir pašefuoti ir parodyti, kaip sakant, tą regioną. Tai aš manau naudinga ir bendražmogiška prasme ir naudinga profesionalia prasme. Reiškia, ne tik tai bendravimas draugijų lygyje, bet ir asmeninis, reiškia, kontaktas. Dabar aš manyčiau, kad man reikėtų jūs sustoti išnekėti. Aš manyčiau, kad būtų labai galbūt įdomu, kad pasisakytų kolegos, tie, kurie buvo vieni iš pirmųjų, reiškia, šiandien pas mus dalyvauja, reiškia, daktaras Ratkus, taip, reiškia, irgi vienas iš pirmųjų, daktaras Jonaidis, kurie pradėjo mums dirbomus, reiškia, įveikti, seselė Liuda Žuravliova ir Elvyra Nikolskinė. Reiškia, Petraitis Vydas, dantų technikas. Petrauskas Vydas. O tai yra buvo tie žmonės, reiškia, su kuriais mes naujam lygmenyje pradėjom vystyti implantaciją Respublikoje. Tai buvo pirmas, reiškia, dantų stomatologinės implantacijos kabinetas prie tuo laikų Kauno medicinos instituto prie sveikatos apsaugos ministerijos klinikoje, konsultacinė poliklinika. Toks buvo pavadinimas įdomus tais laikais. Reiškia, ir tai buvo pradžia.
pradžia, kaip saka, kadangi tada jau implantacija Respublikoje gavo pilietinės teisės. Nors sąjunginiu mastu tai buvo uždraustas gydymo būdas. Tuo laiku tai buvo uždraustas būdas gydymo. Todėl aš prašyčiau galbūt eilės tvarka, daktaras Jonaitis, gal nuo Juozai gal pasakysi tada? Ne tiek, sakykime, ir juridinė pavyko žengti pirmus žingsnius ir, reiškia, ir pasiekti tam tikrų rezultatų. Prie viso to aš tikrai noriu iš viso širdies padėkoti ir prisiminti, be jokios abejonės, amžinatilsį docentą Liutkų, kuris taipogi labai daug pagelbėjo tolimesniuose darbuose ir aišku, įveikiant tą visą marazmą, kuris buvo norimas primest, kad čia taip pat pūliuos prasidės vėžiai, žaizdos ir visa kita, be abejo, ir visokie kiti dalykai. Tai tikrai daug docentas Liutkus prisidėjo, kad tai įrodyti, kad tai yra normalus gydymo būdas ir kaip sakant, jokių stebuklų čia didelių nebėra. Taipogi, gal paskui ir Olegas dar paminės, reiškia, tai buvo eilė žmonių, kurie pačioj pradžioj pagelbėjo mums susiorientuoti literatūros srautuose ir reiškia, ir apskritai techniniuose sprendimuose. Tai, reiškia, tuometinė patentotyros skyriaus darbuotoja, tai Danutė Lišauskaitė, jos vyras Alis Loginovas, taipogi auksinių rankų žmogus Juozas Pėža, Adolfas Kukliauskas iš FTP instituto. Be jokios abejonės daug pagelbėjo ir, reiškia, ir čia esantis profesorius Žekonės, kuris patarimais dėl protezavimo, dėl įvairių organizacinių dalykų taip pat neliko nuošaly ir prisidėjo prie šitų visų darbų. Buvo laikotarpis, kada jau buvo organizuoti, reiškia, sąjunginiai kursai, paskui čia tam tikrų problemų iškilo, reiškia, dėl bazės, tai be jokios abejonės reikia padėkoti ir docentai Tumpienei, kuri iškilus problemom bazės jinai sutiko priimti ir tie kursai toliau vyko stomatologiniai poliklinikai. Na, aš daug labai nesiplėsiu ir manau, galbūt nuosekliau Olegas papasakos apie tai, reiškia, bet iš tiesų tai buvo daug, tai buvo laimėjimų, ieškojimų, pralaimėjimų ir pergalių metas ir be jokios abejonės reikia iš viso širdies padėkoti turbūt visiems ir pacientam, kurie buvo pirmi, kurie buvo, sakykime, rizikavo tą tikrą prasme, reiškia, savo galbūt sveikatą, bet norėdami ir tikėdami, reiškia, sėkmė, jie, aišku, visko buvo be abejo, bet didžioji dalis liko daugiau ar mažiau patenkinti. Ir šiandien dienai niekas, reiškia, niekam nekyla jokių abejonių, kad tai implantacijos taikymo būdas yra, be jokios abejonės, yra pilnateisis gydymo būdas greta kitų mūsų profesijoje ir dabartiniai darbai, aišku, yra žinomi jau ne tik tai, kad čia mūsų Respublikoje, tuometiniai Sovietų Sąjungoje, bet ir Europoje. Atskiras, aišku, buvo etapas tai tada, kada po nežmoniškai sunkių įtikinėjimų, reiškia, praradus nemažai sveikatos ir atsiradus turbūt ne vienam žilam plaukui, prasidėjo sąjunginiai kursai, kurie buvo organizuoti klinikų bazėje ir tuometinė medicinos instituto bazėje. Aišku, tada patikėkit buvo, kaip pasakyti, buvo iš tiesų karščiau negu kad turbūt pusiauja arba pačioje karščiausia Afrikos vietai, kada atvažiuodavo garbaus amžiaus docentai, man atrodo, ir profesorius ne vienas buvo, ir aš iš visų patsukas buvau, o Olegas šiek tiek vyresnis, Antanas taipogi, ir tekdavo, kaip sakant, šlapia nugara jam aiškit tai, ką mes jau buvom įvaldę ir, reiškia, ir dalintis tą kuklę patirtim, kuri buvo. Taip, tas prasidėjo 85 metais, po 5,5 darbo metų, 86 ypatingai. Tai reikia
prisiminti ir tai, kad tuo metu, reiškia, Lietuvoje buvo 2 sąjunginių kursų bazės, tai buvo profesoriaus Bredikio mokykla ir buvo implantologijos kursai, kurie buvo taipogi paskelbti sąjunginio mokymo ir kvalifikacijos kėlimo bazę. Tai jau savaime suprantami dalykai, kurie kalba patys su save. Na, iš tiesų tai buvo labai sunku ir aišku, jau mūsų dar buvo daugiau, jau buvo truputėlį didesnė bazė ir visa kita, bet tik tai reikia įvertinti tai, kad iš tiesų nėra taip lengva savaitę laiko atlaikyti, sakykime, kartais visai geranoriškus ketinimus ir sakykime, tam tikrą tokį tendencingą nusteikimą, reiškia, į tų kursų atžvilgių. Dar ką norėčiau pasakyti, kad greta, reiškia, to darbo, kuris vyko ir praktikinis, be jokios abejonės jau 83-84 metais kilo tam tikrų naujų idėjų, kur mokslinė prasme pradėjom ieškoti, reiškia, naujų sprendimų, reiškia, kadangi tie, kas buvo ta literatūra, kuri buvo pasiekiama ir kas buvo mums prieinama, neleido įspręsti tų problemų ir įsisukti iš tų situacijų, kokios buvo. Tai be jokios abejonės čia, kaip minėjau, labai padėjo gerbiama Lišauskaitė, patentotyrio skyriai dirbusi ir Alis Loginovas, kurie suorientavo ir labai daug padėdavo tose pradinėse mokslinėse ieškojimuose. Na, aišku, buvo eilė eksperimentų, tai buvo ir vivarimuose darbas ir reiškia, lygiagrečiai jau kartu su klinikiniu, kada įsigavo tam tikrą tokį, sakykime, savo vagą. Kągis, tas laikas labai greitai bėga, pasikeitė, galbūt dabar ir tam tikrą sampratą atsirado, labai džiugu, aišku, kad atsirado žymiai daugiau praktikuojančių, dirbančių, taikančių šitą metodiką ir, aišku, tuo tik tai džiaugtis reikia ir aš nenorėdamas daug jūsų čia varginti, noriu iš širdies palinkėti, kad kiekvienas iš mūsų, kas šitoj srity dirbam, visiems užteks vietos, visi surasim savo interesų sferą, kurios bus galima realizuoti ir patenkinti. Ir aš manau, kad mes turime elgtis labai draugiškai ir labai tolerantiškai. Ir, na, kartu norėčiau visų kartu ir paprašyti, kad jeigu būna klaidų, jeigu būna nesėkmių, reikia būti ypatingai tolerantiškiam tokiais atvejais ir susisiekti su savo kolega, nepersakyti to per pacientą, kas aišku tai yra mūsų etikos ir mūsų darbo pagrindai šiaip jau, bet implantologijos srity tai ypatingai yra, nes darbai yra sudėtingi. Pacientų taipogi visokių pasitaiko ir kartais net gydytojas ne visai žinodamas, sakykime, tos metodikos galimybės ir pritaikymo, reiškia, indikacijas kartais gali labai neatsakingai pasakyti ir labai suklaidinti paskui pacientą, ko pasakoje būna labai sunku vėl atstatyti į normalią eigą tą pradėtą darbą ir visą kitą. Taigi aš linkiu iš viso širdies, reiškia, jum sėkmės darbuose ir be jokios abejonės, kad didelio entuziazmo. Dabar jau yra žymiai neabejotinai lengviau, yra atviri keliai į visas pasaulio šalis, į visus kongresus, pas, sakykime, praktikuojančius specialistus, apie ką mes galėjom tuo metu tik tai pasvajoti ir sakykime, nebent susapnuoti. Apie tai labai didelis laimėjimas ir didelį paspirtis, o tam reikalinga suvienyti mūsų pajėgas ir, kaip minėta buvo pradžioje, aš manyčiau, kad visiškai logiška būtų, kad tai būtų ar tai sekcija, ar tai būtų kažkokia tai bendruomenė prie Lietuvos stomatologų sąjungos, ar kaip atskira organizacija. Čia, manau, kad šiandieną įsakysit ir mes galėsim tą temą padiskutuoti. Taigi, visokeriopos sėkmės ir laimės jums. Ačiū. Ir tai buvo didelio mokslo pradžia. Tai, ką dabar jaunimas vadintų rezidentūrą. Mačiau begalės pacientų, kurie ne tik tai iš Lietuvos, bet ir iš tuometinės
sąjungos. Atsimenu, pati linksmiausia diena buvo antradienis, nes nereikėjo dirbti, buvo konsultacijos. O vėliau teko dirbti Kauno stomatologijos poliklinikoje, kažkiek tai dirbti su kursantais. Linkiu kolektyvui. Be abejo, reikia, čia buvo mano darbo vieta ir aš tą langą matydavau tada, kai pasisukdavau nuo paciento. Buvo kam ir blogiau. Kai kam buvo ir blogiau, kai kas dirbdavo. Gerai, papasakysi, kur tu ten sėdėdavai kamburį. Netrukdant laiko, linkiu kolektyvui sėkmės, kūrybos ir ištvermės. Aš norėčiau, kad pasisakytų Liovaliu, reiškia, mūsų pirma sesutė, reiškia, mūsų kabinete, reiškia, nebuvo patalpų, nebuvo kabineto, buvo sesutė, buvo gydytojai ir nežiūrėjau, ką mes dirbame, bet prieš tai aš norėčiau keletą žodžių pasakyti ir padėkoti ir naudodamas progą profesoriui Čepuliui, tai yra ne profesoriui Žekoniui. Praėjo 20 metų ir kažkaip tai iš tos laiko distancijos kažko mačiau. Reiškia, kiek reikia turėti tolerancijos, kiek reikia turėti pakantumo, kad, reiškia, įsileisti į savo kabinetą, kurio ten kvadratūra kiek, 4-5 kvadratiniai metrai, tokie ferista kaip Surovas, jo. Tai profesorius, nežiūrint to, padarė tokį labai kilnų žestą, o žinot, kad klinikose gauti kvadratinį metrą, reiškia, kažkokio tai darbinių patalpų, reikia nemažai dėti pastangų. Aš tai praėjęs ir galiu, kaip sako, labai atsakingai pareikšti. Ir aš dar kartą nuoširdžiai dėkoju profesoriui Žekoniui, kad visgi tokiu kritiniu sunkiu momentu jis surado galimybę leisti popietinėm valandom pasikabinėti, prisiglausti ir dirbti, atlikti tą protezavimo darbą, kuris pradėskiai įsibėgėjo ir jis jau negalėjo vykti per dvi organizacijas, kaip anksčiau prieš tai būdavo, čia likis atrodavo klinikose, su profesoriu Čepuliu, o aš protezuodavau apmokamą stomatologinį, paskui pasidėjo ten tam tikros problemas atsirado ir Urbienė, nes tai buvo uždraustas dalykas ir jis jau išėjo už vienos organizacijos ribų. Tai va taip, prašom tada. Prieš 20 metų, 20 visų, aš dirbau akių operacinėje ir labai atsitiktinai sužinojau, kad gydytojas Surovas renka komandą. Žodžiu, čia įsivaizduojat, kur akių, į kur yra stomatologija. Bet kažkaip tai mane sudomino, bet to aš jau norėjau išeiti iš akių. Man nusibodo naktiniai budėjimai ir aš paskambinu daktarui Surovui. Daktaras Surovas man, kaip galėjo, žinot, telefonu paaiškino apie implantaciją. Bet jisai taip su abejonė, jis manęs nematė, sako, jūs prašom, sako, kreipkitės į chirurgą, nes sako, teks dirbti su chirurgu, su gydytoju Černikiu. Aš susitariau su gydytoju Černikiu, jisai buvo iš pabudėjimų, išbliškęs, išbalęs, pavargęs. Ir jisai taip man labai, žinot, taip be jokių spalvų, taip labai nudai, žinot, taip paaiškino, papasakojo, kad vienu žodžiu perspektyvų jokių nėra, neaišku, ką čia viskas išeis. Kad vienu žodžiu, bet darbai tokie, ir tokie bus. Ir žinot, jis mane kažkodėl tai neišgazdino, man vis dėlto labai patiko. Ir aš atėjau į tą kompaniją, kur buvo 3 vyrai, Mažeika Alfredas, daktaras Černikis ir gydytojas Surovas. Ir, žinot, patikau į tokią labai šiltą atmosferą, kur tikrai mane apsuko ir meilė, ir dėmesio, ir aš taip stengiausi. Žinoma, jokių patalpų, jokių nieko, ir nuo ryto iki vakaro mes laukiam, kada atsilaisvins kabinetas chirurginis, kada ten atliekami buvo, žinot, ir pūlingos operacijos ir panašiai, viską turėjau sutvarkyti greitai ir paskui mes jau ėjom į operacinę. Tiesa, pirmoji operacija, tai aš stebėjau, aš bijau prieiti asistoti gydytojui, stovėjo daktaras Steponavičius, parodė man, kaip dirbti kaip asistentui. Tai tokie buvo prisiminimai, bet šiaip žinote, kiek vaikščiodavom, paskui mes visi kartu labai draugiški buvom, labai tokie, žinot, artimi.
Ir, žinot, netgi savo ženkliukai pas mus buvo, žinot, implantacijos laboratorija. Ir daug kas mums rodė va šitaip. Va. Tikrai šitaip buvo. Ir sako, kodėl tu ten nuėjai, sako, ten beprasmiškas dalykas. Ir aš dabar labai prisimenu, kaip prie manęs priejo profesorius Čepulės ir pasakė, Liuda, sako, tu jo nepalik. Aš sakau, tikrai nepaliksiu. Ir 13 metų aš buvau asistentė, aš labai didžiuojus, kad tikrai puoliu į tokį darbą, kad ačiū daktarai, kad mane priėmėt, kad mane pasitikėjot. Nu į kągi, ura, 20 metų jau praėjo, bet žodžiu, mes vis dar gyvi. Ačiū Jums. Pas mus su laiku kabinetas peraugo į laboratoriją, buvo pakankamas kiekis jau dantų technikų, buvo virtechnikas. Aš norėčiau, kad Vidas pasisakytų, šitą prasme, nes jam teko ekstremalios sąlygos darbo. Kadangi darbo vietos nebuvo, tai mes atkovojom koridoriaus galiuką klinikų, stomatologiniam poliklinikiniam skyriui, duris užkalėm, įstatėm ventiliatorių, ten buvo mikrolaboratorija. Rusai tamburo vadindavo. Tamburo. Sienos storis per pusę plytos. Žiemą, būdavo gana šalta. Bet smagu buvo, nes buvo nuosava jau kažkokia patalpėlė. Ten buvo kokie 3,5 kvadrato kažkas. Tai. Žiemą šaldavo vanduo, kai traukos spintoje. Nieko, bet po truputį. Paskiau, tai aš buvau ne pats pirmiausias technikas, aš jau maždaug jau 1,5 metų jau buvo technikas Mažeika. Jau tas šakas. Nežinau, dabar nepavyko jo pagauti, kurio pėdsakai išnyko amžių glūdumoje. Šiaip, smagu buvo viskas, po truputį plėtėmės, paskiau prisėmėm naujų darbuotojų, viską, iš sąjungos kursai prasidėjo, labai įdomu, teko man tada irgi toks dėstytojų truputį padirbti, amplua. Įdomu gana buvo. Kurie kursantai labiausiai patiko? Ką žinau, kad visi įdomus buvo. Ir kaukaziečiai gana įdomus. Visur šiaip žmonės sudai. Paskiau kažkur tai maždaug prieš 12 metų, ne, daugiau net, teko, aš jau perėjau į apmokamą polikliniką, ten per porą metų dirbom implantaciją. Irgi buvo kursai ir apmokymo, ir implantaciją viską darėme. Ir paskiau truputį šitie ryšiai nutrūko. Kai sužinau, kad nori surinkti senąją gvardiją, truputį ir įdomu pasidarė susitikti, pamatyti, kaip sekasi, kaip laikosi visai. Atlikom. Dėkui už pakvietimą. Viskas. Ačiū. Kolegos jums leidus, aš gal tokią mažą istorinę apžvalgą padarysiu. Gal kai kurie momentai jums bus nežinomi ir įdomus. Jeigu kas kokie klausimai iškelsus, aišku, paklausėt, jeigu aš ką neteisingai būsiu nušvietęs. Galbūt norėčiau pradėti nuo to, kaip viskas tas prasidėjo. Buvo 79 metai ruduo, kai aš kreipiausi to profesorių Čepulį, pasakiau, kad norėčiau užsiminėti implantaciją. Profesorius susigrėbė iš galvos, pasakė, kad tai nerealu dėl kelių dalykų. Pirmas dalykas, kad tai uždrausta ir kad reikalinga kosybino leidimas. Antras, kad tai nėra ką implantuoti. Žodžiu, implantatais įsivaizduojat, $100 dabar yra nemaži pinigai, o tais laikais $100 tai buvo kapitalas. Nes
Kaip? 60 rublių. Jo, 50 rublių. Bet visą aparatūrą paprastai būdavo įgyjama už valiutinės lėšas, o gal valiutinės lėšas buvo ypatingai sunku. Taip, buvo kiti laikai. Ir aš supratau vieną dalyką, kad jeigu mes tai norim įdėkti ir vystyti, be savų implantatų, čia mes nieko nepadarysim. Kokią kartą, bet neturėtum kietą, nieko nepramuš. Tada aš profesorius sako, turėsi implantatus, ateik, tada šnekėsim. Nu, kirto kaip kirvė, žodžiu. Nėra implantatų, nėra ką šnekėti. Tuo metu mes įsiskyrėm. Ir kai aš pradėjau galvoti, kaip tuos implantatus pagamyti, nežinau nei iš ko, buvo noras, nieko nebuvo. Tada aš padėjau tokį žingsnį, reiškia, aš nuvykau į Maskvos centrinę biblioteką ir pradėjau rinkti literatūrą šitais klausimais. Kur tai įsiliejo tai, kad man iš karto pareiškė, kad, reiškia, tą kupetą, kur aš atsirinkau atsikopijuoti noriu, negalima, reiškia, matyti, vieną dieną 5 egzempliorių. Reiškia, iš karto mane nukirto. Tada aš sekantį kartą atvažiavau, aš nusivežiau fotoaparatą ir ten lindau į kampą, ant palangės pasidėjau, pradėjau perfotografuoti. Jie pasakė, sako, tau nieko neišės. Sako, man neišėjo, sako, tai toliau išės. Reiškia, traukdavau į stelės, paskui ryškinau, darydavau to nuotraukas ir paskui, kaip sako, biškai skaitydavau vėliau. Tokiu būdu aš iš žurnalo Biomaterials, reiškia, surinkau pakropelyti tą informaciją, iš ko gaminami tie implantatai, reiškia, kur jie gaminami ir kokie bendrai reikalavimai implantatui kaip tokiam kaip dariniui. Nes iš to metalo gabaliukų, kol jis pavirsta to produktų vadinamų implantatų, jis perina eilę stadijų, turi tam tikras savybės, kad jis galėtų tarnauti labai ilgai ir, kaip sakant, mažai kenksmingai žmogui. Tam, reiškia, literatūriniam išprusimui, techniniam, kitais klausimais ir susipažinimui su literatūra man pralikė metai. Ir aš praktiškai į mėnesį po 2-3 kartus lakstydavau kiekvieną šeštadienį sekmadienį į Maskvą ir ten, kaip sako, kaupiau tą medžiagą. Pagaminom pirmus implantatus, kai atnešiau profesorių produktą, jis labai įtariai žiūrėjo ir vis tiek manim nepasitikėjo. Sako, gerai, kas čia gali patikrinti, aš matau, kad čia viskas neblogai, bet sako, kas čia gali patikrinti šį implantą. Tada aš kreipiausi pas docentą Šurną, jis kaip tik tuo metu turėjo aparatą tokį, kuris paleisdavo parodyti, reiškia patikrinti. Ir aš jam pateikiau, jis pirmus mano sukritikavo, reiškia, nebuvo pilnai gerai išbaigta, paskui atnešiau antrą partiją, paskutinę partiją, jis patikino, kad tikrai tai yra, jau nėra ką prisikabinti. Tada aš sakau, žinai, kas būtų geras laikas profesoriui, pasakyk tą patį, kad tu man čia dabar pasakėjai. Reiškia, jis patvirtino ir praėjus, tada iškilo klausimas įrankių. Reiškia, buvo, reiškia, kaip čia minėjo Josas, mes suradom tokį meistrą Piežą Josą, kuris mums pagamino įrankiukus. Ir, reiškia, prikalbinom, suradom pacientą, prikalbinom profesorių Čepulį ir čia kartu padaryti tos pirmas implantatas. Reikia pasakyti, kad, reiškia, pirmas implantacijas darė profesorius Čepulis kažkas tai virš 36, kiek aš atsimenu suskaičiavau. Reiškia, kai jis darė pats asmeniškai, o, reiškia, vyrukai tik asistuodavo, paskui Liuda, reiškia, viską ruošdavo. O vėliau, kai jau mes sakom profesoriu, viskas juda, mes norim greičiau, jis profesorius ne visada gali suodant. Degina, kai sako, buvo karštos galvos ir degina daug daryti. Tai tada, reiškia, jis jau pamatė, kad visgi jau čia yra ne visai beviltiškas reikalas ir jo priežiūrų taip leisdavo jau daryti savarankiškai. Paskui mes įsibėgėjom nuo endosaminių konstrukcijų, pradėjom daryti superiostalinės ir visos tos tipus implantatų, kurie tuo metu buvo taikomas pasaulinė praktika. O tokia buvo pradžia. Reiškia, su kuo mes susidūrėm? Kalbėkim taip, opinijas stomatologinės visuomenės buvo, kaip, nuo tokio rodymo, reiškia, ir galvojimo, gal ir kas tai pavyks. Žodžiu, žmonių nuomonės įsiskyrė, mes dėkingi tiem, kurie palaikė, ir aišku, labai buvo gaila, kad kiti nesupranta ar nenori suprasti dėl kažkokių tai pavyzdžių, ar pavydį, sunku tai pasakyti, tačiau, nežiūrint to, mes viską išlaikėm. Įsivaizduokit, tai reiškia, kai mes jau šiokį tokį rezultatus pasiekėme respublikinių lygių, mes stengiamės, reiškia, pakeisti tą įstatymą, kuris galiojo sąjungoje. Reiškia, sąjungoje ir, reiškia, ėmėmės žingsnių ir tiesiogiai per ministerijas, per draugijas, tas nepavyko, tada mes per spaudą, tuo metu pasijungė toks galingas laikraštis kaip Trud,
su žurnalistu iš Lietuvos Končium ir žurnalistu Belickiu iš Maskvos, kurie sukėlė didelį vėją ir aš manau, kad mes tas antraštės atspausdinsim stomatologijos žurnalės, galėsit užmesti, jos tokios, reiškia, почему не белозубая улыбка, хватит ли зубы заговаривать, taip toliau tokios, reiškia, biuro. Reiškia, šito viso šurmulio pasiekoja, reiškia, mūsų ministras Platukis, rektorius Pranskevičius, taip? Praškevičius ir klinikų direktorius buvom, ir aš, reiškia, buvom iškviesti ant kilimo Maskvoje. Ir kai mes važiavome, šią kliniką ėjom, tai man koridorius sakė, sako, kolegai, sako, pasim diplomą, nusivešė, sako, nereikės kelis kartus važinti, paliksi, sako, bus ramu, žinai, visiems. Aišku, tokios buvo nuostatos. Ir aš kažką, aišku, susidomėjau su juristais išaiškino man, kad diplomą negalima taip žinių. Tačiau, ko mes galėjom nukentėti, tai kad diploma būtų įrašyta, reiškia, tokia maža pastraipėlė, kuris skambėtų maždaug taip, bet teisės dirbti su pacientais. Tai reiškia, gali dirbti, kuo nori, aplink stomatologį, bet teisės dirbti su pacientais. Šitą, reiškia, aukščiausioji atestacinė komisija galėjo įrašyti. Jeigu jie būtų įrodę, kad, reiškia, mūsų darbas, reiškia, neprofesionalus, šarlataniškas, reiškia, mes, reiškia, lošinam žmonės. Mums pavyko tai įrodyti ir po didelių pastangų, reiškia, 68 metais išėjo 310 įsakymas, kuris legalizavo implantologiją kaip gydymo būdą Tarybų Sąjungoje. Po to išėjo metodiniai mūsų paruošti, atsidarė kursai, mūsų įsiplėtė, reiškia, etatų galimybės, reiškia, 30 žmonių dirbo eksperimentai Okupacijas laboratorijoje. Vyko sąjunginiai kursai, reiškia, kursai vyko Kauno medicinos instituto gydytojų pasitobulinimo fakulteto sudėtyje. Aš peržiūrėjau tos medžiagą, mes perrašėm iš 86 sąjungos miestų apie 500 specialistų. Praktiškai žmonės gavę žinias pas mus ir gavę pažymą, kad praėjo pas mus kursus, jie nemokamai Maskvoje gaudavo įrankių rinkinį ir implantatų rinkinį. Reiškia, gavę žinias, gali iš karto eiti tiesiai ir dirbti. To pasiekoje mes sugebėjom, reiškia, implantaciją įdiegti visose sąjunginėse respublikose, esant tokia organizacija. Ir tai buvo paskui, kaip pripažino sąjunginės ministerijos biurokratai, kad tai buvo vienintelis stomatologiją liečiantis įsakymas, kuris buvo įgyvendintas. Mes gavom padėką. Ir visos sąjunginės liaudės ūkio pasakos parodos sidabro medalio šito įvado įteigimą į klinikinę praktiką. Jau čia tokia, reiškia, formalioji pusė. Dabar kas liečia, reiškia, klinikinį darbą. Įsivaizduokit, kokia būdavo visuomenės stomatologinės reakcija, kai mes padarytumėm pirmą implantaciją, pacientas nueidavo į polikliniką, reiškia, su mūsų nukreipimu gauti nedarbingumo lapelį. Nedarbingumo lapelį, kur mes prašydavom kolegas, reiškia, konsultuoti ir, reiškia, stebėjimo ir gydymų. Mes taip diplomatiškai rašydavom, nes kolegos nežinodavo nei kaip gydyti. Paprasčiausiai jie čiupinėdavo pacientą, ar jis gyvas, čiupinėdavo tą implantantą, kviesdavo visą polikliniką, visi gydytojai bėdavo žiūrėti. Aišku, tiem pacientam pradžioje buvo sunku, psichologiškai sunku, nes jautėsi kažkaip tai tokie, nu kaip, neeiliniai pacientai ir ne visiems tai būna priimtami, ne kiekvienam pacientui. Tai dabar, kai pacientai ateina pas mus tie vieni iš pirmų, tai jis sako, daktarė, jūs man nuolaida, aš vienas iš pirmųjų pacientų. Tai aišku, tai labai ir įdomu, kai tie pacientai po tiekos metų pas mus grįžta ir kažką tai mes jam taisom darom ir, reiškia, jūs toliau gydom. Ir aš manau, jie irgi, aš kalbu su jais, sakau, kaip jūs jaučiate? Sako, žinot, aš nesigailiu, nes jeigu būtų stovėję per pusę to, ką man barota atstovėjo tai implantai, sako, aš galėčiau pasakyti blogo. Sako, aš tai galiu pasakyti gerą, nes man tai davė kitą gyvenimo, reiškia, kokybę. O sako, ką aš galiu ant savęs išbandęs. Kas keista, kad, sakysim, tie pacientai ateina, sakysim, ten kaulas apsidogino, implantatas padėk, mes jį pašalinam, pacientai prašo, kad mes į tą vietą ar vėliau, ar kažkaip iš karto, reiškia, įvestum vėl implantatą. Reiškia, jie tai suprato, kaip kažkokia tai, nu ne taip, kaip anksčiau sakydavo, kad o, įvedė implantatus, tam bus uždegimas, optimizas ir tu šiut nemirsi. Reiškia, būtų tokia nuomonė, tokia pinė. Reiškia, mes psichologiškai pacientus, reiškia, nuteikėm taip, kad jie suprato taip kaip etapinį gydymą.
mes iš karto sakytum, kad implantatai nėra amžiniai, jie negali būti amžiniai. Nes kinta alveolinė tauga, kinta žandikaulis, o implantatas stovėdamas jis negali nekisti. Ir mes sakytum ir sakom, ir sakysim, aš manau visada, kad implantatas tai nėra ekvivalentas danties. Ant kiek jis gerai būtų, jis nėra ekvivalentas danties. Ir mes neturim gaudinėti savęs, neturim gaudinėti pacientų. Tai yra priemonė, alternatyvinė priemonė stomatologijai, jum gauti kokybiškesnį gydymą šiam gyvenimo etapui. Mūsų patyrimas rodo, kad reiškia tas cikliškumas yra 12 metų, 14 metų. Paprastai per tiek laiko tiek pakinta kaulė, reiškia alveolinė tauga aplink, kad tos implantatus arba reikia perprotezuoti, arba reikalinga keisti implantato vieną konstrukciją į kitą konstrukciją. Bet tai nereiškia pacientui, kad reiškia čia yra kažkokia tai tragedija ar panašiai. Kitas momentas, į kurį norėčiau atkreipti dėmesį, taip kokia buvo opinija sąjunginimas. Aš manau, kad atsimenat, kai buvo suvažiavimas stomatologų Volgograde, tada mes pirmą kartą viešai, reiškia, pradėjom kalbėti apie stomatologinę implantaciją ir sugebėjom parodyti savo darbus ir išgarsinti Lietuvos stomatologiją. Tai buvo Volgograde, reiškia, mes gavom 15 minučių ir gavom papildomai 15, kas buvo labai nerealu tom sąlygom. Ir tada kolegos, reiškia, reakcija buvo irgi tokia labai skirtinga nuo absoliutaus neigimo, kad čia ilgai nestovės, buvo argumentas. O paskui kiti reiškia, kad visgi kur tai galim išmokti. Ir tas bumas, kuris po to įvyko, aišku, aš tada atsiminiau Parkinsono dėsnį, kad reiškia, kiekvieną dalyką, jeigu tu nori sužlugdyti, duok jam įsiplėsti. Aišku, pas mus nebuvo pakankamai jėgų, kad reiškia pastoviai ir plėsti kursų, reiškia, apimtis. Pas mus atvykdavo 12 žmonių specializacijai mėnesių. Atvykdavo jie brigadom, reiškia, gydytojas chirurgas, reiškia, protezistas ir dantų technikas. Buvo labai daug pastangų padėta, kol mes Respublikos, reiškia, biurokratam įrodėm, kad būtent tik tai brigadiniu metodu mes galim pačioj pradžioj šitą metodą įdiegti. Nes, reiškia, pagal įstatymus žmogus su viduriniu personalu negali prie specializacijos gydymo, reiškia, institutė, kur ruošiami specialistai su aukštoji išsilavinimu. Tai yra tokia kolizija. Bet tai, kad, reiškia, mes tai perlenkėm ir tai, kad pasiekėm tai. Tai paskui visi mums sakė, mums labai dėkoja, sako, kadangi mes viską kartu čia išmokom, mes viską ten kartu lengviausiai keliu ir įdėgėm. Nes jeigu mes atskirai tai būtumėm darę, reiškia, vargu ar mūsų tai būtų pavykę. O tai reiškia, kartais aš apie kur lenkiu, kad organizacija šito reikalo, būtent organizacija, lemia didelę sėkmę. Todėl bendraujant su kolegom iš užsienio ir su tos firmos, tokios senos firmos implantologijos, pavyzdžiui, kaip New York'e esanti firma Parker Swiss Corporation prezidentų, reiškia, tokioje formalioje aplinkoje, ir kai mes bendravom, sakom, kaipgi visgi reikėtų tą pagalbą suteikti. Tai reiškia, yra chirurginė dalis, yra protezinė dalis, reiškia, ar tai, kad būtų vienas, reiškia, viename asmenyje. Mūsų gyvenimo patyrimas, reiškia, gamintojų senų patyrimas, reiškia, šneka apie tai, kad visgi pacientui geriau, kai gydymas vyksta, reiškia, pagal schemą vienas gydytojas, vienas pacientas. Pacientas necirkuliuoja, nepaklysta, nepakimba. Ir esant komplikacijoms, nėra ko kaltinti. Atsiranda konfliktinė situacija. Čia chirurginė dalis gerai, padaryta protezinė blogai. O čia nėra nei vienos dalis, čia yra visuma. Turi būti visuma. Jeigu nėra visumos, nėra ir gydymo. Nėra yra tokių gerų rezultatų. Todėl, reiškia, va šitą įvertinimą mes visgi skaitom, kad implantologija turi užsiminėti gydytojai, turintys ambulatorinį tokį chirurginį ir gerą ortopedinį pasiruošimą, kad galėtų, reiškia, užbaigti pilną gydymą. Vienose rankose ir jeigu, sakysim, chirurginė daly kažkas tai nepavyko ar pavyko ne taip, kaip reikia, naudojant ortopedinės priemonės galima situaciją išgelbėti ir normaliai nukėlus atlikti protezavimą. Tai šitie momentai, jie yra labai svarbus organizaciniai momentai. Ir jie mus, žvelgiant iš 20 metų patyrimo, organizuoja ir nukreipia tai, kad jaunus kolegas, reiškia, galbūt pas mus Respubliką mes negalim veikti į kitus regionus,
Reiškia, reikėtų galvoti apie tai, kad atėjo galbūt laikas galvoti, kad būtų stomatologo ir implantologo specialybė, kur žmogus gautų žinias ir, reiškia, į vieno požiūrių ir kitų požiūrių, gautų jas koncentruotai, gautų jas bazinius pagrindus, kad būtų kalbama apie visas implantatų, reiškia, tipus ir sistemas. Ir to būdu, reiškia, ta žala ir tai nesusipratimai tos klaidos, reiškia, būtų surastos iki minimum. Aišku, tai turi galbūt, sakysim, jeigu mes nuspręsim tos draugijos įtakoti tos procesus mūsų stomatologiniai visuomeniai, galbūt tai turi būti įkurta ir kažkoks tai su laiku ar klinika, ar dabar katedra kaip būtų, bet tai yra ateities klausimai, aš manau, žmonių ir su laipsniais ir su patyrimu jau galinčių dirbti tą darbą yra. Ir aš manyčiau, kad yra naujų jaunų veidų, matau, reiškia, jie irgi įsijungs ir jeigu mes sugebėsim tą gerai suorientuoti šios organizacinius klausimus, aš manau, kad tai duos teigiamą rezultatą. Būtent šitie organizaciniai klausimai didžią dalim apsprendžia vienos ar kitos mūsų veiklos rezultatus. Būtent organizaciniai klausimai. Nes jeigu nėra tai gerai pragalvota, tas gaunasi chaosas, pacientai pakimba, randasi nusivylimas ir operuojančio, ir protezuojančio. Ir kadangi, kaip jūs žinot, žmonės irgi žino, kad mes senai dirbam, ir aš manau, kad ir Černikis Antanas, ir aš turiu, ir Raitis turbūt, turim tokią, mažą problemėlę, kai pas mus dažniau žmonės kreipiasi, kurie pradėjo kažkur tai kitur kažką tai daryti, ir reikia kažką tai patarti ar nuspręsti. Ir paplinti tokia keblė situacija. Keblė situacija, kai, kaip sakant, nežinai, kaip visgi reikėtų tą dalyką spręsti. Ar prisimti tą pacientą ir gydyti, ar kažkaip tai jį konsultuoti ir gražiai formą grąžinti į ten, kuriam yra pradėta. Žodžiu, toksai klausimai, jie tokie yra labai delikatus, kalbėkim taip atvirai, ir juos reikėtų kažkaip tai civilizuotai, aš manyčiau, spręsti. Ir jų daugėja. Ir jų daugėja, teisingai. Daugėja pacientų kiekis didėja, ir tai natūralus procesas. Ir aš manau, kad mes šiandien, kadangi susirinkę iš visos Respublikos, turėtume siaurą matę tiesiai šviesiai apie tai pašnekėti. Kaip jūs galvojat, kaip jūs įsivaizduojat, kaip mums reikėtų taip daryti, kad reiškia, atsiradus tokia situacija, tai yra gyvenimiškos situacijos, tai nėra kritinės ir nereikia kažkokio tai pūst burbulą. Mes tas būgnės praėjo ir mes suprantam, kad tie, kurie yra pradantys, jiems yra sunku. Jie neturi tokio patyrimo, jie neturi tokio matymo šitų problemų. Jie gal nesugeba per trumpą laiką gerai ištirti ir konsultuoti pacientą. Tai aš manyčiau, kad jeigu, reiškia, mes surasim kažkokią tai bendradarbiavimo formą, mes galim pasidalinti to patyrimu, reiškia, per mūsų gal bendrus susirinkimus, jums nukreipiant konsultuoti mums pacientus ar kažkokiu kitu būdu, yra telefonai, yra faksai, visada tas galima atlikti, kaip sako, telekonsultaciją. Jūs tą galimybę, aš manau, galite pasiduoti, nes aš manau, nei Juozas, nei Černikis, nei aš niekada to nesakysim, bet tai bus tik nauda mūsų bendram reikalui, bus nauda, reiškia, mūsų pacientų. Kitas momentas, reiškia, kuris, reiškia, bus aktualus, tai kaip mes tą reikalą Respublikoje vystysim ateitį. Nuo mūsų bendro sutikimo, sutarimo tai priklausys. Aš, kaip sako, kreipiuosi ir žiūriu ir Ričardą Papilių, profesorių Žigonę, kad jeigu, reiškia, mes surasim kažkokią tai bendradarbiavimo formą, mes galim pasidalinti to patyrimu, reiškia, per mūsų gal bendrus susirinkimus, jums nukreipiant konsultuoti mums pacientus ar kažkokiu kitu būdu, yra telefonai, yra faksai, visada tas galima atlikti, kaip sako, telekonsultaciją. Jūs tą galimybę, aš manau, galite pasiduoti, nes aš manau, nei Juozas, nei Černikis, nei aš niekada to nesakysim. Bet tai bus tik nauda mūsų bendram reikalui, bus nauda, reiškia, mūsų pacientų. Kitas momentas, reiškia, kuris, reiškia, bus aktualus, tai kaip mes tą reikalą Respublikoje vystysim ateitį. Nuo mūsų bendro sutikimo, sutarimo tai priklausys. Aš, kaip sako, kreipiuosi ir žiūriu ir Ričardą Papilių, profesorių Žigonę ir daktarį Paipalinę, kadangi jūs formuojate didelį dalim visuomeninę nuomonę, reiškia, didelį dalim įtakojate pedagoginį procesą
Ir aš manau, kad nuo jūsų labai daug priklausys, kaip bus suformuota visuomeninė nuomonė ir kaip bus ruošiami ateityje, reiškia, jaunoji karta. Ką mes paruošim? Mano supratimu šiandien yra labai aktuali, reiškia, tokia bendra, reiškia, anketa, kuri turi būti, aš manau, visų pripažinta, priimtina, visų naudojama. Turi būti atmintinė paruošta profesionaliai. Reiškia, kur pacientas gautų prieš operacinę, po operacinę informaciją pilną, kuri būtų mūsų visų aprobuota, kaip sakant, kurią visi naudotųsi ir kuri, kaip sakant, būtų tikrai profesionaliai atlikta. Reiškia, taip pat reikėtų pagalvoti apie tai, kokį žinių lygį ir kokiam, reiškia, lygmenyje turi būti pateikiama studentams. Reiškia, aš manyčiau, kad čia baigiamieji kursai turėtų būti. Reikėtų pagalvoti apie rezidentūrą ir implantologiją, apie mokslinius darbus, kurie neabejotinai turi būti, aš labai sutinku, nuosantis Peifalienės, reiškia, mintim, mokslas turi būti vystomas. Reiškia, aš manyčiau, jaunosios kartos pastangų dėka, nes jie bus ateityje tie generatoriai, kurie, tos idėjos, kurios yra pasaulyje, kurios yra, reiškia, ir turės pasiekti mūsų kraštus, ir turės būti išbandomos ir, reiškia, perdodamos kitiems žmonėms. Be šito nėra. Mes savo laiku neslėpėm tą, ką mes, reiškia, išmokom, visiems su visais dalyvėmis. Aš manau, kad kiti žmonės jaunesni, kurie po mūsų yra ateis, irgi turi tą patį daryti. Ir tos mintis, kad užsislėpti, reiškia, nerodyti kažkokią tai keistą, man nesuprantamą, reiškia, konkurenciją, pacientų yra, visų neapriepsi, kiekvienas turi savo pacientų ratą ir jis tam rate turi tą daryti. Ir aš manyčiau, kad čia negali būti pasakyčiau. Mes visi davėm priesą. Manyčiau, kad išeinant iš to, reikėtų dabar visiems pagalvoti ir aš labai prašyčiau visus atvirai pasisakyti, kaip jums tai atrodo iš jūsų patyrimo, iš jūsų pozicijų, kokių, reiškia, galbūt jūs turėtumėt klausimų ir kaip jūs įsivaizduotumėt šito mūsų bendros veiklos perspektyvą, svarbiausia perspektyva. Kadangi šiandien yra jubiliejinis sutikimas, žiūrėdamas iš istorinės, kaip sakant, jeigu taip galim pasakyti, taško, aš matau, kad galbūt ne viską mes savo laiku gerai padarėme. Mes galbūt kažkur tai klydom. Ir yra patyrimas, mes galime remtis tuo patyrimu ir toliau vystyti stomatologinį implantaciją. Todėl manyčiau, kad aš daugiau nenoriu kalbėti istoriniais klausimais, nes galbūt pasistengsim su gerbiamu Žilinsku tą pateikti spausdintą medžiagą ir daug galbūt detaliau ir vaizdžiau. O šitais organizaciniais klausimais, aš manau, mums reikėtų visiems eilės pasisakyti. Norėčiau kai kurios informacijos pasakyti paprasčiausiai, nes yra įstatyminė tam tikra bazė, dabar viskas jau kažkas tai tokio egzistuoja, nes, žinot, vakuumų negali būti. Aišku, kai kas gal nebedaryta, gal nėra tobula, bet, reiškia, tiesiog norėčiau jūs informuoti, kas yra dabar ir kas yra daroma. Reiškia, šiuo metu Lietuvos stomatologų sąjunga yra pateikus bendros praktikos stomatologų normos projektą ir, reiškia, visos specialybinės draugijos ir universitetai yra paruošę, reiškia, kartu ir, reiškia, tai bendras toks yra ruošimo ir darbo rezultatas. Ten yra numatyta, kad, reiškia, kas dėl implantacijos. Kad implantacija gali užsiiminėti žmogus bendros praktikos stomatologas, ne specialistas, tačiau praėjęs specialius kursus. Ir, reiškia, tai kaip yra, aš manyčiau, visame pasaulyje, bent jau daugumoje šalių, kiek man teko girdėti. Nes, reiškia, bendros praktikos stomatologas, kad galėtų plėsti savo kompetenciją, kiek jisai nori, kuo jisai besidomi, jeigu jis gavo diplomą, reiškia, jis turi turėti sąlygas, aišku, ne viską iki tam tikros ribos plėsti. Toliau, reiškia, dėl specialybės implantologijos. Man yra tekę susidurti su siūlymais ir kitų specialybių taip pat, reiškia, ir čia yra tokia tendencija, reiškia, pavyzdžiui, Lietuvoje ir Europoje kardinaliai priešinga. Ir mes esam šalia tų, reiškia, kurie jau linksniuojami iš blogosios pusės. Dėl ko, reiškia?
Pas mus Lietuvoje yra 7 specialybės, berods Europoje, kažin, turbūt gal, nenoriu pameluoti, ar Švedijoje, man atrodo, tik yra daugiau, kažkur 8. Šiaip Europos Sąjunga pripažįsta tik 2 specialybės. Ir ten yra, reiškia, baisus ginčiai, aš aišku mušiausi į krūtinę ir įrodinėjau tą, ką mes čia dabar kalbam, bet, reiškia, tendencijos yra mažinti specialybės. Apjungti, mažinti, jeigu, reiškia, paruošti reikia taip žmogų, kad jisai gavęs diplomą galėtų dirbti. Kokie čia gali būti dar po to kažkokie ruošimai, suprantu. Tai vat pripažįsta burnos ir veido žandikaulių chirurgiją, pripažįsta ortodontiją ir bendros praktikos stomatologiją. Yra 3 specialybės. Ir tokia tendencija, pavyzdžiui, kad didinti specialybių skaičių, nemanau, kad praeis. Kitas momentas yra, reiškia, yra ir tokių, pavyzdžiui, kaip rentgenologija, stomatologija, radiologija, yra, žinau, Švedijoje, dar kitose šalyse, reiškia, kai kuriuose, reiškia, vat, vieną žmogų paruošė Vilniaus universitetas, buvo išsiuntęs, bijau pasakyti, ar Norvegijoje, reiškia, buvo paruoštas žmogus. Dėl žmogaus norėjo įdėti specialybę, aišku, visi pasipriešino. Dėl vieno žmogaus, nauja specialybė. Nu, tai irgi nelogiška, suprantu. Taip, kad čia, žodžiu, aš manyčiau, specialybės gal net ir nebūtina, kadangi gali specialistai visi tą daryti, ortodontai, periodontologai, protezistai, chirurgai. Yra sąjunga, gali būti prie sąjungos, reiškia, kažkokia tai, ar tai draugija, ar dar kažkas tai profesinių tokių, kažkokių tai pagrindų, kur aptarti galbūt tos visus reikalus. Apskritai, reiškia, mane tai truputį gąsdina, reiškia, reikia taip žiūrėti, čia Olegas paminėjo, reiškia, kad galbūt daugiau tokio, kad būtų kažkokia pagalba, kad galbūt etiniais klausimais, reiškia, apsitarti bendravimo su pacientais ir kitais, reiškia, kuo mažiau tų įvairių reguliavimų ir tų rėmų ir taip toliau, nes, kaip sakyt, mane tai tas asmeniškai gąsdina. Aišku, visi darom klaidų, visi grėbiam, darom, dirbam, bet, reiškia, nu, kaip sakyt, per daug savęs irgi neįsprausti kažkokius tai papildomus, galbūt kartais nereikalingus rėmus. Kitas dalykas, va, dėl etikos, reiškia, kodeksų. Tai vėlgi, dabar norėčiau paskutinę tokią informaciją, vakar gavau, reiškia, yra užregistruotas Seime stomatologijos savivaldos įstatymo projektas, reiškia, ir jisai bus svarstomas. Galbūt kažkas tai bus priimta. Toliau sekantis žingsnis, reiškia, tas stomatologų etikos kodeksas, kuris yra daugmaž visiems vienodas, galima galbūt pasiūlymus kažkokius specifinius įtraukti, reiškia, bet tai negali būti etikos kodeksas periodontologų, etikos kodeksas implantologų. Tai irgi nelogiška, aš manyčiau. Mes visi esam vis tik tai pagal savo prigimtį stomatologai. Ir, reiškia, yra vienas etikos kodeksas, kuris yra, turėtų būti galbūt patobulintas. Papildytas. Taip, galbūt, pažiūrėjom ten kitų šalių, notanų, ką jie naudoja, reiškia, ten yra gana griežtos tarpyklo priemonės, dar reiktų net ir pagalvoti. Pasitart, reiškia, projektą kada paruošim. Tarpyklo ruošė Seimo, reiškia, Seimo juristai, kurie mes duodam užsakymą, reiškia, suteikėm visą literatūrą, kas dabar yra, kas yra kitose šalyse. Kada bus projektas, aš manau, mes jį pateiksim visiems apsvarstyti, peržiūrėti, kad nebūtų taip, kad, reiškia, netikėtas dalykas, bet principė kažkas tą pradinį tokį turi darbą padaryti. Tai jisai yra daromas ir, reiškia, vienas iš artimiausių etikos kodeksas turėtų būti. Pavyzdžiui, Anglijoje, jeigu nusikalto padarė didelę klaidą, etikos klaidą, reiškia, yra įspausdinama specialiam žurnale, atimama licenzija ir, reiškia, duoda prašymą po to arba vėl suteikia, nesuteikia. Nu, žodžiu, taip, kitose šalyse labai griežtai šitie klausimai, kartais net gal per daug griežtai, gal mums to ir nereikia. Gal mes nedaugom? Gal ir nedaugom, svarbu pasakyti. Tai, žodžiu, va, tokia aš norėčiau informaciją, nes, reiškia, kad kur kažką tai daryti, tai reikia, bet reikia labai pagalvoti tai, kas yra. O dėl, pavyzdžiui, ruošimo pačio to specialisto, tai vėlgi dabar dirba, kiek žinau, periodontologai ir burnos chirurgai ir kiti, reiškia, galbūt reiktų daugiau bendrai visiems kontaktuoti. Reiškia, ne tai, kad tik vieni kažką tai darytų visiems kartu. Ir reiškia, bus, kada sertifikuojamos tos paslaugos priimtos, tai va ten turėtų būti ir numatyta labai konkrečiai, kiek teorinės dalies, kiek praktinės dalies, kiek paskaitų. Klausimas kyla dėl tų, kurie, pavyzdžiui, užsienį praeina. Ar jie firmui praeina, ar jie praeina universitete tą mokymą, ar dar kažkur, ar mes jį pripažįstam, ar nepripažįstam. O čia reikia
susitarti. Būtent mūsų pripažinimą. Taip, mes apie savo kalbam Lietuvos, reiškia, ką mes, kaip mes norim matyti. Ir tą projektą, reiškia, taip jau reiktų atšlifuoti. O toliau, reiškia, pačią tą tvarką, kai buvo preliminariai. Dėl ko aš taip kalbu, nes kadangi implantologija, tai viena iš tokių, mes kalbėjome apie endodontiją, daugiau apie kitas specialybės, bet jinai, kaip ir paslauga, eina kartu šalia kitų. Todėl, reiškia, tokios diskusijos ir vyko. Pavyzdžiui, periodontų yra lopo operacijos, dar kitos procedūros, kurios taip pat kaip sertifikuojama paslauga. Tai, reiškia, buvo ir tokios diskusijos. Kaip tą tvarką numatyti? Reiškia, pirminiai tokie, kokį sąrašą, reiškia, tą sąrašą mes jau esam pasiūlę ministerijų, o tą tvarką, reiškia, konkrečiai, aš manyčiau, galima dabar būtų dar pats laikas padiskutuoti, reiškia, visiems, kaip kas ką, reiškia, kiek ten tų valandų ir taip toliau. O šiaip, kas dėl ministerijos, kas dėl darbo, reiškia, tai šiuo metu yra labai tragiška padėtis. Man tai džiugu, kad Seimas dirba, reiškia, kažkas tai vyksta, o su ministerija yra labai prastai. Nes buvo sudaryta, aš nežinau, ar 5 darbo grupės stomatologijai įvairios ir iš čia esančių kai kas dalyvauja ir labai daug laiko sugaišom, staiga viskas pasikeitė, tų žmonių nebeliko, atėjo kiti žmonės. Mes su tos įvedam į kursą, reiškia, aiškinam, ko mums reikia normos naujos, sertifikuojam paslaugų, mums reikia radiologijos, ten tos visus įstatymus tvarkyti ir toliau. Staiga vėl kiti žmonės ateina ir taip keičiasi ir keičiasi. Dabar paskutinė, kurį jau atėjus yra, tai ponia Paulauskienė, reiškia, yra iš Dainavos poliklinikos, bet jinai ne stomatologija, kai aš ten supratau, reiškia, mes prie kontaktavom, Redmundas po to po 2 savaičių vėl kontaktavo, paskui aš vėl skambinau. Žodžiu, dar atsakymas toks yra, kad nespėjom įsijungti dėl stomatologijos, po to į užsienį išvažiavo. Ir va šitaip, tie projektai, tarp kitko, būdai, dėl implantologijos, reiškia, dėl normos, pirmą kartą aš turbūt prieš 1,5 metų. Viskas būtų. Ir čia yra realybė, čia yra tokia tiesa, mes čia Lietuvoje gyvenam, reiškia, ir va taip yra, tokia valdžia. Šitaip yra, niekas nieko negali padaryti. Kalbėjau su Balčiūnė, sakė, spaudimas apatinis nenuskrenta, žodžiu, yra problemų, su sveikata jau ruošiasi spjausti tą visą reikalą. Taip, kad žodžiu, nėra paprasta, nėra lengva. Čia tarp eilučių Šiaip tai labai sveikinčiau, kaip sakant, jubiliejaus proga. Ir taip pat malonu prisiminti 84 metais buvo visai jaunas berniukas ir grįžęs tik tai iš klinikinės ortodontūros taip pat. Pradėjau dirbti ir man teko dar asistuoti jūsų kaip Steponavičių, šiandien kai kuriom operacijom, žodžiu, teko dalyvauti tam procese netiesiogiai, reiškia, taip matyti visą tą vystymąsi. Aišku, labai, kaip sakant, atrodė viskas įspūdingai, gražu ir be abejo, lieka tik tai labai gailėtis, kad tiek mes metų buvom už tos geležinės uždangos, bet čia jau visos mūsų šalies, mūsų tautos, sakykim, taip tragedija, reiškia. Bet mūsų tautiečiai, Olekas, Černikis ir Jonaitis ir kiti įrodė, kad vis tik mes esam gabūs žmonės ir daugelis ryčių, reiškia, vis tik tai Lietuvoje turbūt kaip ir novatoriai buvo, galima ir daugiau, ir lazerius, ir kardiologija, reiškia, implantologija, reiškia, malonu būti tarp tokių žmonių. Ačiū. Pradžioje man buvo viskas aišku, sako, o dabar visai nebeaišku. Tai man buvo atvirkščiai, pradžioje man buvo lygiai nelabai aišku. Žiūrint visas fiziologija, anatomija, imunologija, turėtų kažkas būti ne taip. Čia burnoje 300, kiti sako, o net 400 rūšių mikrobų yra. Žaizda atvira, su tuo implantatu nesuauga, ir kad čia viskas būtų gerai, kažkaip man atrodo ne. Bet aš taip skutelėjau, padėjau, žiūrėjau, kad taip įnirtingai dirba, kolegas, ir dabar man jau dabar viskas aišku, kad viskas gerai. Ten buvo pradžioje viskas aišku, kad bus blogai, o man paskui pasirodė, kad kažkas ne taip, o man dabar atrodo, kad pradžioje buvo nelabai aišku, bet dabar viskas aišku, ir aš norėčiau palinkėti šitam kolektyvui, branduoliui, Olegui, neprarasti tos energijos ir padėti vis judinti kitus stomatologus, kad ta stomatologija Lietuvos po biškutį vis
įsibėgėtų ne tik vienoje srityje, bet ir kitose srityse, domėtųsi mokslu. Nors reikėtų apgailestauti, kad pakeitus mokymo programas ir kad stomatologai gauna labai prastą bendrą medicininį pasirengimą, kada dabar tenka bendrauti su doktorantais. Jie visiškai nesupranta, kas tas antigenas, kad ten ląstelės, tai maždaug tas kaip ir žirnių kišenės įpilti, kad į ląstelės paimti mėgintuvėlį. Sunku rataitį galvoju, kad tie stomatologai, kurie dabar baigia mokslinį darbą, gal tuos epidemiologinius tyrimus kokius ir galės dirbti rimto darbo. Nebent tie, kurie papildomai dirbs, sieks, ruošis, plės savo žinias. O taip, tai man biškutį gaila, kad tas, atrodo, buvo neblogas paruošimas, bet dar medicininis, dabar jau per daug susiaudintas. Gal galvoju, gal yra žmonių, kurie, nežiūrint į to, galės dirbti mokslinį darbą ir pasiekti gerų rezultatų. Norėčiau palinkėti jaunimui, stomatologams, siekti, neužsidaryti, nenusiraminti ir skaityti, plėsti žinias. Paskui bus labai malonus rezultatai. Sėkmės. Nepasakiau, mėgintuvėlį reklamas ir rankės garantų mėgintuvėlį. Kažko mažiau būtų konfliktų tarp pacientų ir mūsų ir pačių tarp kolegų. Nors iš tikrųjų, man atrodo, kad tai daug ir nėra. Nors kolegas pasakė, kad mūsų santykiuose yra vidudinių ir mes kažką labai slepiam. Ko gero, taip ne visiškai yra, nebent aš tokių dalykų nežinau. Nes, sakysim, ta prasme, kas vyksta mokslinė prasme. Mato, šitą prasme dirba Gintaras Ažbalys ir jo darbai yra spausdinami, jo darbai, jis apie savo darbus šneka konferencijose ir kongresuose. Taip, kas domisi, man atrodo, tai gali išgirsti ir pamatyti. Toliau dėl perspektyvų kitų dalykų, sakysim, studijų planuose. Profesorius pasakė apie tai, kad iš tikrųjų medicinos labai sumažėjo, iš tikrųjų liko galbūt mažiau negu trečdalis to, kas buvo medicinos dalies. Bet fundamentinių dalykų liko tiek pat. Ir fundamentinių dalykų nesumažėjo nei valanda praktiškai. Ir būtent per fundamentinius dalykus turi ateiti tie visi teoriniai dalykai, ir ląstelė, ir imunologija, ir visi kiti dalykai. O mediciniai dalykai, jie duoda, bendrą medicinį išsilavinimą, tas nėra blogai, bet likę disciplinos turi duoti tai, ko reikia stomatologui, žinoti būtent skubiai pagalbai, pirmai pagalbai, tai, kad jisai sugebėtų orientuotis, sakysim, bendrosios susirgimuose, bet jam giliai žinoti dalykų nereikia, nes praktiškai žinom ant savęs, kad mes išėję daug ko pamirštam ir žinom tik tai, kas mums reikia žinoti. Toliau dėl implantologijos. Implantologijos šiuo metu yra dėstoma, skaitomas paskaitos 5 kursui, 9 semestre yra 2 valandos paskaitų ir 4 valandos darbų. Tai yra tik pažintiniai dalykai. Supažinti, kad toks dalykas yra, kad studentas žinotų, kad kur kreiptis ir ką daryti. Toliau, gilesnės studijos vis tik tai turi būti implantologijos per rezidentūros. Kas yra burnos chirurgijos rezidentūrai, kas yra periodontologijos rezidentūros, kas yra ortopedinės implantologijos rezidentūrai. Tas pamažu yra įvedama ir tas bus padaryta. Nes tos specialybės yra, kaip sakai, betarpiškai susiję su implantologija. Bet atsiprašau, o kaip sakysim, jeigu per rezidentūrą, tai vienai rezidentūrai tiek metų, kitų rezidentūrų metų? Ne. Žodžiu, rezidentūros studijų plane turi būti numatyta vieta implantologijai. Sakysim, mėnesis ar 2 mėnesiai laiko būtent žmogus turi ir studijuoti tos dalykus. Toj programą? Toj programą. Neatskira programa. Neatskira programa, visiškai neatskira programa. O, kaip kalbėjo Gintaras, tai bendrosios praktikos stomatologas, jis irgi, jam nieks netima teisės implantuoti. Jeigu jisai nori to dalykų domisi, jisai
užsirašo tos kursus, jisai paima kursus. Reiškia, pradžioje įsisavina licencijavimo būdu. Taip. Per sertifikatą. Per sertifikatus, tai aš, tu turi sertifikatus, tu gauni licenciją. Tai matau, kad tai yra logiška. O ką mes Respublikai galim padaryti, kad, sakysim, tie, kurie nori legalizuoti, sakysim, savo veiklą, kur jie gali kreiptis ir kaip jie kreiptis, kad, sakysim, gautų kiek tai valandų akademinių, kiek tai per kursus. Jie gali kreiptis į podiplominį studijų centrą, 223106, jie ten nusirašo. Ir čia labai padeda daktaras Girbauskas, daktaras Steponavičius, jie jūsų, kaip sakykime, kolegos. Ir jūsų palikimas mums iš tikrųjų yra pagrindinė žmonės, kurie tą kūrį rašo. Gal čia dar prašysiu, bet tai šiandien tai dar tas nebežiūrės. Taip, bet mes tą ir planuojame. Kai tik privyks, tada. Tai norma. Ne, bet šiandien licencijavimo būdu arba sertifikavimo būdu yra galiojantis dalykas. Aš kaip kalbėjau, bet man tai išaiškėjo. Taip. Sertifikatas vis tik galioja. Įstatymiškai. Suprantu, 2 metai. Reiškia, bendras konsensusas yra ir to vadovaujasi. Mes patys ministerija, prezidento prokuratūra yra gerai, kad palaiko ministerijos personalas. Ir jeigu jūs turite sertifikatą, ateidami licencijos, jūs atvežėsite sertifikatą, kad su informacija, jūs rašysite. Toks dalykas yra. Bet oficialiai jisai turi dar, sakome, ministro ar kažkokio ministro stalčiaus. Jis ir dabar yra ką dar norėčiau pasakyti, aš dabar išsimušiau iš... Ne, aš atsiprašau, biškai ką... Nesvarbu, man atrodo, kad mes... Dėl perspektyvos reiškia, kaip atrodytų pačiam. Tai aš ir kalbu perspektyvą, kad studijos, diplominės studijos, tai yra mūsų perspektyva. Dabar, jeigu čia kalba būtų apie draugiją, čia yra 2 pusės. Aš irgi būčiau už tai, kaip tai dar sakė, nereikėtų labai mums susiskaldyti. Mes vis tiek esame didelė stomatologų šeima ir, sakysim, jau yra nemažai draugų. Ir mes ten galim inkorporuotis. Jeigu kažkas domisi labiau, iš kitos pusės gal ir gerai. Čia reiktų spręsti visiems. Čia mano nuomonė, kad galbūt ir nereikia. Nu, jeigu, sakysim, tokia utopinę, reiškia, mintį iškelti, sakysim, jeigu galvoti, kad akademija su laiku inicijuoti ir įkurti naują kliniką, odontologijos, kaip aš jam atrodytų tokia idėja. Šiandien yra skyrius ir to pakanka. Man atrodo, kad jau mes ir taip turim per daug stomatologijos klinikų. Iš tikrųjų, logiškai, kitose universitetuose tiek nėra. Dabar pas mus veido žandikaulių terapinės mokyklos tvarkoja, vaikų stomatologijos nelabai rasite, ne? Protezavimo taigi nelabai visur yra. Taip pat tai čia, žinau, galima ginčyti. Ne, aš ir tarp kito pasakiau, nes tai yra stomatologija. Viena klinika ir jinai turi skyrius. Čia Vilnius irgi panašiai taip yra. Tai čia, bet, sakysim, jeigu įsirutuliotų daugiau, tai kodėl ne, bet čia aš konservatorių klausiu. Žodžiu, paties pozicijos būtų tokia. Ne, aš pasakęs iš principo, galvoju čia. Tai tiek sėkmės visų. Aš labai atsiprašau, man reikia išeiti, dar aš prisiminiau tokią informaciją, kad kaip gali būti naudinga labai. Reiškia, ypatingai, kurie dirba implantologijoje, protezavimo, tai srityje, žodžiu, yra tas naujas civilinis kodeksas, dėl sutarčių ten yra truputį aptarta. Lapkričio 17 dieną Lietuvos stomatologų sąjunga organizuoja tokį seminarą, ten, aišku, bus specialybiniai klausimai, nes kitaip kolegos nesusirinktų, bet viena iš dalių, tai reiškia, ministerijos teisininkė Ramūnė Navickienė, reiškia, kalbės apie naują civilinį kodeksą ir apie etikos klausimus, apie sutarčių sudarimą, kas tikrai, aš manau, šiuo metu jau darosi labai aktualu ir galbūt mūsų kolega Edvardas, reiškia, Ratkus taip pat tenais pasisakys, kadangi jisai etikos komitetui sąjungų vadovauja, žodžiu, tai kas domisi, jeigu kas ką, tai šito klausimų irgi galima tada, kaip sakant, pasiklausyti. 17, taip, lapkričio 17, čia Kaune mes, tai siūsim informaciją.
Gerai, aš atsiprašysiu labai. Dar kartą sveikinu. Ačiū. Kolegos, gal dabar... Aha, tuoj. Aš norėčiau, kad gal pasisakytų biškį keletą užbaiskis Stasys Grybauskas. Kontrolės partizanų skyriaus vedėjas, jo? Kaip atrodė istorijas ir kaip dabar? Šiaip tai aš esu ne vedėjas, bet šiaip esu administratorius skyriaus. Bet pildau turbūt ir vedėjo funkcijas. Atėjau dirbti į implantologiją 86 metais, tai buvo rugpjūčio mėnuo. Štai dabar jau galima sakyti, jau 15 metų šiek tiek varau vagą. Pamenu tokį dalyką, kad teko dirbti pusantro etato ir profesorius Žekonis yra man pasakęs, ale tu netinginys, ten buvai vakare. Aš labai vertinau tą posakį ir aš savo dabar jau jaunesniems kolegoms irgi taip sakau, vertinu tą dalyką, kad jie dirba daug ilgai negalėdami savo laiko, gal ten ir nuo šeimos šiek tiek atitrūkdami. Tai man buvo profesoriau labai didelis pagyrimas tuo metu. Šiaip tai kažkada tai buvo eksperimentinė dantų implantacijos ir protezavimo laboratorija, dar tais sovietiniais laikais, kai vadovavo tai laboratorijai Olegas Surovas. Ten buvo sąjunginiai kursai, reiškia, viskas buvo daroma iš, kaip čia pasakius, iš vietinių, iš tėvyninių žaliavų. Buvo naudojami tokie metalo lydiniai kaip titanas, kaip chromkobalto lydinys. Dabar taip pat naudojama implantacijai plačiai, šitas lygiai tas pats, kai buvo, taip ir liko. Šiai dienai šiek tiek pasikeitė galbūt protezavimo lygis. Aš atsimenu, anais senais laikais, dar aš nedirbau, bet jūs dar ten darydavo tokius paprastesnius protezus, dar ir su litavimu, ir ten Mažeika dantų technikas darydavo dar ir su lydmetaliu, ir galbūt, kaip sakant, šioks toks nusižengimas buvo, bet tie tilteliai laikydavosi visai neblogai ir jeigu paciento burna toleruodavo pakankamai gerai skirtingus elektrinius potencialus, tai viskas buvo, kaip sakoma, ok. Šiuo metu, aišku, tie darbai biškutį jau kitokie. Kažkada, prisimenu, buvo daromas toks labai pigus dalykas išvengti lydmetalio protezavimo darbuose, turiu omeny besiūlinis metodas, tarpinių dalių suliejimo metodas. Šiuo metu turiu pasakyti dideliam Olegų nusivylimui, kad pas mus skyriuje šitas metodas irgi taikomas, bet tik tai galbūt 20% liko tokių darbų, žmonės, kurie yra finansiniai, kaip Valdas Adamkus sako, finansiniai nelabai įgalūs, tai tiems, kaip sakant, šitas metodas dar taikomas. Tai liečia protezavimą. Nu ką aš galiu pasakyti? Kažkada tai buvo labai sunkus metai mums, kai iš eksperimentinės laboratorijos pasidarė skyrius, pavadinimas pasikeitė. Kūrybinio eksperimentinio darbo neliko, kursų neliko, biudžetinis finansavimas nutrūko, tai atsitiko 96 metais, pradžioj metų, nei cento iš aruodo. Viską reikdavo užsidirbti patiems. Ir atlyginimams, sodrai, ir komunaliniam paslaugom, ir medžiagom, ir įrangai pirkti visokiems remontams, renovacijoms. Todėl reikėjo šiek tiek susispausti ir susispaudę mes ir dabar gyvenam. Taip kaip ir senais laikais vykdydavom planą, taip dėja ir dabar turim vykdyti planą, finansinį planą. Šiek tiek dabar
atskleisdamas šitą, kaip sakant, kokia ta skyriaus veikla. Šiuo metu mūsų skyriuje dirba, nesenai mes šiek tiek prasiplėtėme, šiek tiek, labai nedaug. Nes aš pagalvojau, kad vis dėlto turi būti viskas skyriuje atliekama. Sakysim, nuo paprastos burnos sanacijos iki suprotezavimo, įprastinių ar sudėtingų, ar ant implantų. Ir, reiškia, po to, kaip sakant, pacientui turi būti suteikama net ir po protezavimo laiks nuo laiko burnos higieninės procedūros. Todėl mes šiuo metu turime apie 1,5 etato gydytojo ortopedo, 1,5 etato veido žandikaulių chirurgo, 1,5 etato periodontologo, 1,5 etato endodontologo, burnos higienisto tiek pat. Ir galime padaryti pacientui viską, kaip aš sakau, nuo A iki Z, pradedant nuo paprastos sanacijos, nuo dantų šaknų šalinimo, periodontologinė sanacija, implantacija, protezavimas ir po to, kaip sakant, po to sekimas. Taip, kad galime padaryti viską ir aš manau, kad kiekviena save gerbianti klinika, įstaiga ar kabinetas turi turėti turbūt tokias tarnybas, kad neturėtų paciento siuntinėti iš vieno miesto galų į kitą. Aišku, kaip kolegas minėjai, kad būtų geriau, kad iš vis būtų vienas pacientas, vienas gydytojas, kuris viską darytų, sakysim, gamintų individualų implantą, ir technikinį darbą, ir viską, ir endodontiją, ir taip toliau, bet dėja senos tradicijos, šitas darbo pasiskirstimas, senos tradicijos gyvos, tai mes bent jau ieškodami auksinio viduriuko norime, kad pacientas iš mūsų koridoriaus bent jau neišeitų kažkur kitur, o mes jam atliktumėm viską vietoje. Ką dabar galiu pasakyti? Žvelgdamas per laiko prizmę, per šitą tokią perspektyvą, matau, kad paprastų, nesudėtingų atvejų, mažų defektų dantų eilių, dantų lanko, mažų defektų mes stokojame, mes čia klinikose. Reiškia, pastaraisiais per 3-4 metus pastaruosius yra tendencija mažėti pacientų, kuriems lengva padaryti, sakysim, endosalinius ar kokius raktinius implantus, kurių storos mandibulos, šitų pacientų mažėja. Aš įtariu, spėju taip, kad, turbūt mūsų, ir tai labai yra man džiugu, kad mūsų jaunesnėjai kolegos paima ir patys padaro paprastesnės konstrukcijos implantus, susodina patys. Pas mus, reiškia, paprastai atvyksta pacientai ir kolegos atsiunčia tokius, kuriems yra šiek tiek sudėtingesni darbai, jeigu taip švelniai tariant, ir kartais ir tokios situacijos burnose, kada norisi ir, kaip sakant, nuleisti rankas. Arba kaip Vaitkus sakydavo, pasiųsti į kitą gatvės pusę, nes stomatologų daug, jeigu tu čia nesugebi, tai tu nusiųsti į kitą gatvės pusę, gal jisai padarys. Bet mes laikomės tokio principo, kad pas mus tam gatvės nėra ir mes nenorim siųsti į kitą gatvės pusę. Tai štai turiu pasakyti, kad pastaraisiais metais labai padaugėjo tokių pacientų, kuriems yra, kurie yra dideli dantų eilių defektai, dideli alveolinės sąnaudos atrofija ir retam, kuriam galima suteikti tokią paslaugą, kaip įsodinti į kaulo vidų endosalinį ar sraigtinį implantą. Ir dėja, mūsų, kaip ir skyriaus toksai reiškia, kaip ir arkliukas, yra vis dėlto poankaulinė implantacija, arba subkortikalinė, arba poankaulinė ir protezavimas dideliais apvos formos tiltiniais protezais, dėja yra taip. Norėtųsi galbūt kitaip, bet dėja yra taip. Ir po to visi pacientai, kurie 20 metų yra tvarkyti, vis dėlto
per 20 metų yra nemažai vandens nutekėję, jie vis dėlto grįžta dažniausiai vis dėlto pas tuos pačius. Grįžta pas Olegą į jo privačią kliniką pagal telefoną jo, kuris nesikeitė turbūt 20 metų, ir grįžta pas mus. Mes mielai juos priimame. Aišku, situacija pasikeitė, kažkada tai buvo implantacija daroma veltui, dabar jokių būdų tai nėra daroma, ir tenka ir išiminėti jau atitarnavusius implantus, daryti visokias korekcijas, plastinės operacijėlės. Na ir žinoma, pacientai, kurie buvo kažkada įpratę, kad jiems veltui buvo daroma, dabar aišku kitąsyk tenka mokėti pinigus ir ne visi gali su tomis kainomis sutikti.